kartą. Buvo labai svarbios varžybos, mums kaip ir nieko nepaslaptis ir tikrai atidavė visą širdį, aš manau, nes trauktis tikrai nebebuvo kur ir jau reikėjo, kaip sakyti, visus 110%. Ką aš manau šiandien ir padarėm. Tikrai labai išsiskiria, manau, kova dėl kamuolių. Ryškiai laimėjom, tas buvo mano vienas pagrindinių dalykų. Aišku, vėl, kaip mums įprasta, nes vėlgi žymiai per daug klaidų padarė. Tai vėlgi vienas dalykas, kurį reikia stengtis mažinti, jeigu norim laimėti trečiadienį Vilniuje. Klausimų? O jūs įsivaizduojat, kaip tų klaidų sumažinimas? Visas sezonas po 20 klaidų. Gal jūs žinote? Ne, nu tai čia vėlgi susirinksim rytoj, žiūrėsim, kokias klaidas padarėm, iš kokių situacijų gal kažkur perskubėjom. Galbūt to šaltesnio proto daugiau reikia, bet vėlgi, kai tokios įtemptos varžybos, kai taip viskas, tas greitas tempas toksai, nu jau pasitaiko, aišku, bet svarbiausia, kaip sakyt, tų klaidų bus, visą laiką jų bus, bet svarbiausia sumažinti galbūt tas pagrindinės klaidas tokius, kurie mums pačios skausmingiausios, kai mes prarandam kamuolį ir iš karto bėga ir įmeta 2 taškus, kur mes nebegalim grįžti į gynybą ir neturim jokio šansų apsiginti. Tai bent jau tas klaidas sumažinti ar iš vis panaikinti ir tada būtų tikrai geriau. Dar bus klausimų? Martynai, tai buvo pirmoji jūsų pergalė prieš Lietuvos Rytą šitam sezone. Ar jau tai kažkiek nuims tą spaudimą, galbūt, jeigu jis toks buvo? Ne, spaudimo tikrai nebuvo. Aš sakau, einant į šias varžybas, tai man pikta buvo, kad mes 3 kartus pralašėm, nes po kiekvienų varžybų, nu, tarkim, ne po kiekvienų, po pirmų, išskyrus pirmas varžybas, kur labai daug pralašėm Vilniuje, bet tas kitas 2 varžybas, taip, nu, iš dalies, kaip pasakyti, mes vos ne kaip ir atidavėm jiem. Taip jau laimėjo varžybos, bet labai daug pridarėm tokių, kaip pasakyti, vienose ir kitose varžybose, na, lemtingų klaidų ar kažko tokio, ko negalima daryti paskutinėmis minutėmis, paskutinėmis sekundėmis ir tiesiog kodėl, kaip iš dalies ir padovanojant tas pergalės. Tai, sakau, mes tikrai buvom verti tų pergalių tose 2 varžybose, aišku, jie buvo verti, jie laimėjo, bet vėlgi, sakau, jeigu vėl tos klaidos ar ne kažkas, mes tikrai, sakau, nesam tikrai, aš manau, už juos prastesni ir tos dabar sekančiose varžybose, nu ką, paskutinius varžybos, dabar žiūrėsim kas ką, aišku, bus labai sunku, nes žaisim Vilniuje, bet mes žinom, kad mes nesam kažkokia blogesnė komanda. Mes žinom, kad galim žaisti, mes žinom, ką mums reikia pagerinti, mes žinom, ką gerai darom ir ką išlaikyti ir tiesiog tą turim vykdyti trečiadienį. Dėkui.